Sveiki portalo Paninfo.lt skaitytojai ir lankytojai. Šiandien pradedame tinklalaidžių ciklą Dirbtinis intelektas, iššūkiai, naujos galimybės ir grėsmės, kurį dalinai finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parengtose laidose nagrinėsime vieną iš labiausiai jaudinančių ir sparčiausiai besivystančių technologijų – dirbtinį intelektą. Nuo virtualių asistentų, kuriuos kasdieną naudojame savo telefonuose, iki sudėtingų algoritmų keičiančių medicinos, finansų ir transporto pasaulius. Nepaslaptis, kad dirbtinis intelektas tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Šiandien bandysime populiariai paaiškinti, kas tai yra, kaip tai veikia, ką ši technologija gali pasiūlyti mums jau dabar ir kokius iššūkius bei galimybes ji gali atnešti ateityje. O prie mikrofono apie tai diskutuos naujienų portalo Paninfo.lt redaktorius Rolandas Meiliūnas ir Kauno technologijos universiteto dirbtinio intelekto centro vadovė ir informatikos fakulteto profesorė Agnė Paulauskaitė Tarasevičienė. Labas vakaras. Tai kas iš tiesų yra tas dirbtinis intelektas paprastai žodžiais? Žmonės prisigalvoja įvairiausių dalykų. Ar galėtumėte paaiškinti taip, kad suprastų, tikrai specifinių žinių neturintis vidutinio amžiaus žmogus? Iš tikrųjų tokio vieno apibrėžimo net ir nėra. Labai skirtingai interpretuojamas yra tas dirbtinis intelektas, panašiai skamba tie apibrėžimai, bet tikrai labai skiriasi. Mano supratimu, galbūt reikėtų sakyti, tai sistemos, kurios geba mokytis. Kuo jos skirtųsi tada nuo kitų IT sistemų, kurios, tarkime, gali būti automatizuotos. Labai dažnai maišomas yra tas automatizacija ir dirbtinis intelektas. Taip pat, ir kompiuterinės programos įvairios. Vieną kartą sakoma, kad tai dirbtinio intelekto, kitą kartą, ten kažkokia tai išmanioji dar yra tokia kategorija. Taip. Tikrai taip. Tai aš sakyčiau, jeigu jinai geba mokytis ir mokytis dar realiu laiku, tai yra tikrai dirbtiniu intelektu grįsta sistema. Tai kodėl staiga, štai prieš pusę metų laikotarpį, galima sakyti, staiga taip dirbtinis intelektas tapo toks populiarus. Iki tol žinojo, kad yra toksai dalykas, gal truputėlį pabandė kažkas ChatGPT, kažkas tai pabandė kažką tai papaišyti, kažkas pabandė kažkokią tai dainelę susidėlioti, bet nebuvo tai masinis kažkoks tai reiškinys. O štai dabar mes jau galim kalbėti, kad tai iš tikrųjų masinis reiškinys. Tai masinis reiškinys turbūt atsirado nuo 22 metų, būtent kai atsirado šitie visi ChatGPT ir panašus modeliai. Tai dėl to, kad tas populiarumas, sakykime, galbūt atsirado irgi taip paprastais, jeigu žodžiai, dėl to, kad mes jau pamaitinome dirbtinį intelektą. Anksčiau buvo alkanas duomenų, alkanas dėl to, kad nebuvo skaičiavimo resursų galingų. Šiuo metu mes turime labai daug skaitmenizuotų duomenų, turime galingas skaičiavimo mašinas, atsirado HPC, prieinami jau ne tik galingiausioms įmonėms, bet ir mažesnėms. Tai kuomet atsirado visi šitie pajėgumai, atsirado kalbos modeliai, atsirado generatyvinis dirbtinis intelektas, tai lyg atrodo, kad čia tuo metu atsirado dirbtinis intelektas, kuris iš tikrųjų daug anksčiau atsirado, bet tiesiog jis tapo prieinamas ir suprantamas ir vartojamas plačiai visuomeniai. Kaip veikia didieji kalbos modeliai? Koks jų veikimo pats principas? Didieji kalbos modeliai, tai galima sakyti neuroninių tinklų technologija, galbūt labiau reikėtų sakyti transformerio tipo, čia yra tokie tinklai. Jie apsimoko naudojant milžiniškus kiekius teksto iš įvairiausių šaltinių. Tai modeliai tiesiog mokosi numatyti, kuris žodis geriausiai tinka tam tikram kontekste. Bet tam jie analizuoja milijonus teksto pavyzdžių. Tai mokymosi metu jie geba ir suprasti tą kalbą ir generuoti naujus rišlius ganėtinai tekstus, kurie atrodo mums logiški, pagrįsti, bet reikia suprasti, kad kartais, jeigu mes turime per didelį modelį ir per mažai duomenų, tai galime susidurti su tam tikromis haliucinacijomis, ką turbūt teko pastebėti, kas daugiau naudoja. Tai iš principo tai yra tikrai daug labai duomenų, milijardai parametrų, kuriuos turi savyje tie modeliai. Ir jie taip išmoksta tos sudėtingus kalbos modelius ir skaičiavimo galingi resursai leidžia mums gana greitai gauti tos atsakymus ir mes atrodo, kad kalbame su labai intelektualiu agentu. Kauno technologijos universitetas turi dirbtinio intelekto centrą, kuriam jūs vadovaujate, prisideda prie dirbtinio intelekto technologijų plėtros Lietuvoje. Tai kokius projektus šiuo metu vykdote? Labai įdomu sužinoti, kas kuriama Lietuvoje.
Tai Lietuvoje mes turime vieną tokį labai įdomų ir, sakyčiau, lietuviškiausią projektą kartu su Vytauto Didžiojo universitetu. Tai semantikos modeliai, tai yra nuasmeninti tekstinai ir čia yra lietuvių kalbai. Reiškia, mes kuriame didžiuosius modelius lietuvių kalbai. Tai labai tikrai manome, kad naudingas bus projektas, kuriant, pavadinkime, lietuviškai ChatGPT. Dauguma mūsų vykdomų projektų, turbūt, sakyt, nebūtų keista, yra medicinos sektoriai, sveikatos sektoriai, kuri yra labai tikrai populiari ir tie algoritmai puikiai duoda didelę naudą ir gydytojams, ir patiems pacientams. Nemažai turime projektų šiuo metu agrosektorė, tai reiškia į gyvūnų gerovę orientuoti sprendimai, kurie neinvaziniu būdu vykdo stebėjimą gyvūnų. Turime keletą projektų ir transporto sektorė, bet daugiausia vis tik tai turbūt reikėtų sakyti, kad tai yra medicina. O kaip dirbtinis intelektas keičia švietimo sistemą, patį mokymosi procesą ir kokias matote galimybės universitetinėse studijose? Nepaslaptis, kad netrukus moksleiviai rinksis vieną ar kitą profesiją. Aš asmeniškai pati dirbtinio intelekto švietime kaip ir nelabai taikau, nors puikiai suprantu, kad jis leidžia individualizuoti, gal tą būtą mokymosi procesą, suteikti daugiau interaktyvumo, automatizuoti tam tikras rutinės užduotis, tai universitetam tikrai gali būti nemažai tos naudos. Aš labiau linkusi kurti programas, kad mokyti dirbtinio intelekto studentus, tai mes turime ir bakalauro studijų programą 4 metų ir magistro, bet Lietuvoje iš tikrųjų tikrai naudojimas yra dirbtinis intelektas švietime. Buvo Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos apdovanojimai ir štai laimėjo Edit AI, galime sakyti, švietimo sektorėje toks projektas, kur dirbtinis intelektas taikoma, arba reikėtų sakyti gal editai. Tai lietuvaičiai labai smagu, kad taiko dirbtinį intelektą, kuriant mokytojams tokią pagalbą, kad galėtų sudėlioti visokias užduotis, sukurti naujus kažkokius tai turinius pamokoms, kad atrodytų jie patrauklus, kad būtų suprantami ir kad negaištų laiko tiesiog mokytojai, kurie turbūt tikrai labai daug laiko sugaišta būtent kuriant ir aprašant tam tikrus skirtingus užduočių variantus, tai va štai čia ženkliai sutaupytų laiko, nes tą planavimą ir tą kūrimą padėtų padaryti dirbtinio intelekto asistentai. Tai va štai mes turime net Lietuvoje tokį projektą. Nepaslaptis, kad mokiniai taip pat gana plačiai naudoja įvairias, įvairius modelius, ir ChatGPT, ir Claude, ir visą kitą. Namų darbų rengimai visokiam. Taip, tai aš manau, kad vertinimo pats procesas, jisai keisis. Bet čia yra normalu, reiškia, mes periname tam tikrą kitą lygį užduočių rengimo, ataskaitų rengimo. Tai čia viskas yra gerai, nes turbūt mes negalim sakyti, kad reikia uždrausti Google naudotis, mes negalim sakyti, kad programuotojams išeinant į darbą jie negali pažiūrėti kažkur tais kodo pavyzdžių. Tai čia lygiai taip pat reiškia, mes turime suprasti, kad jie turi mokėti pateikti užklausas ir kad tie darbai gali būti sugeneruoti ir dauguma jų bus, tai vertinimas turės būti jau kažkoks analogiškai kitoks. Ne patį rašto darbą reikės vertinti, o galbūt kaip jisai sugeba argumentuoti, kaip pagrįsti. Aš iš principo darau egzaminus ir gynimus žodžiu. Žodžiu, aš tada matau, kaip žmogus mąsto, galbūt jisai nesugeba išdėlioti savo minčių lape, bet jis puikiai supranta tą tematiką, tai aš už žodžiu egzaminus, o rašto darbas vis tiesiog lieka rašto darbas, aš nelabai daug žiūriu, kaip buvo parašyta ir kas ant pateikta, nes jau panašu, kad praranda tas prasmes. Iš tikrųjų, tie rašto darbai keis ne tik mokinių elgesį, bet ir darbo rinką. Šiandien daug apie tai kalbama ir kokių profesijų jūsų manymo atstovams reikėtų labiau nerimauti ir kokioms profesijoms atsiveria naujos galimybės, nes įvaldžius dirbtinį intelektą tikriausiai ir produktyviau dirbti ir paprasčiau. Iš tikrųjų, tai tas yra.
Ir dauguma vyresnio amžiaus žmonių, kurie negeba naudoti dirbtinio intelekto įrankių, šiek tiek baiminasi, kad gali prarasti savo darbo vietą vien dėl to, kad dirbs lėčiau ir neefektyviai. Ir tas tiesa, kaip bebūtų, reikia pripažinti, kad taip yra, jaunimas puikiai įvaldė įvairiausius įrankius. Mes kalbame ne tik apie ChatGPT. Marketingai yra generuojamos ir nuotraukos, ir vaizdai, ir kuriamos reklamos, aprašomi tikrai įvairiausi tekstai, būtent naudojant ChatGPT. Tas jaučiasi, iš principo aš matau, bet kūrybiški darbai, jie visada turės prasmę, visi susijęs su socialinė aplinka. Čia turėtų susirūpinti tie atstovai, kurių darbas yra rutininis ir kuris, sakykime, apibrėžimas lengvai yra taisyklėmis. Tai šioje vietoje tikrai reikėtų susirūpinti. Kitas dalykas, mes dar pereisime ir į autonomiškus automobilius. Kitas bus autonomijos lygmuo, tai čia vairuotojai, manau, kad irgi turėtų susirūpinti, nes ateityje, manau, kad tos paslaugos bus automatizuotos ir daromos autonominiais automobiliais. Na, iš tikrųjų, kiek buvo bandyta, jau kokį gerus 7-8 metus bandomi yra autonominiai automobiliai, ypatingai Kalifornijos valstijai, bet kol kas, masiškai ta technologija, nors ji iš principo yra išdirbta, kažkodėl masiškai jinai nepaplyto, nes, kartais sakoma, kad netgi įstatyminė bazė nespėja iš paskos. Tai įstatyminė bazė viena yra Europoje, kita yra Amerikoje. Tai labai yra skirtingi dalykai. Turbūt dar kitaip yra Kinijoje. Amerikoje mes turbūt žinome, kad taksi tokie yra. Jie galbūt yra lėtesni, labai daug sensorių, bet ta technologija būtent, kad jinai yra išdirbta. Šiandien dienai nepopuliari, bet po 5 metų visiškai bus kitaip. Mes suprantame, kad net sunkvežimiai galvojame, kad irgi bus automatizuoti, nes yra taip efektyviau, taip yra geriau ir nepavarsta, ir pertraukų nereikia robotizuotai sistemai. Jinai galbūt nepereis iš karto į pilnai autonominį važiavimą. Galbūt bus tas vadinamas semi-autonomijos. Tai jisai bus pusiau, galbūt paskui bus koks nors virtualus robotas asistentas tiem patiem vairuotojam ir galiausiai, kol mes perėsime į pilną tą automatizaciją. Žinoma, kad greičiausiai bus palaipsninis, ne per vieną žingsnį. Tai bus labai įdomu ateiti iš tikrųjų matyti visą šitą transformaciją. Yra tekę bandyti keletą naujų elektromobilių, tai išvažiuoja į autostradą, nusistatai savo programą ir jisai puikiausiai vairuoja, laikosi ir linijų, ir atstumų, ir perspėja įvairiausios dalykus, ta prasme visiškai nedaug trūksta, kad manęs ten nereikėtų. Tai tikrai taip yra. Bet šitos visos technologijos iš tikrųjų, gerai, kai yra gerose rankose ir panaudojamos geriems tikslams, bet baisu pagalvoti tiesiog, kas atsitiktų, jeigu jos būtų pradedamos naudoti karo tikslams, nors jos ir naudojamos, aišku, yra. Bet tai kelia įvairiausių etinių klausimų. Kaip užtikrinti, kad ta technologija būtų naudojama atsakingai, nes iš tikrųjų dabar tikrai nemažai diskusijų tą temą vyksta. Tik atkreipkite dėmesį, kad tos diskusijos daugiausia vyksta Europoje, kaip bebūtų. Taip, tikrai taip. Nes aš tikrai lankausi pasaulyje per daug AI konferencijų, suvažiavimų, tai tarkim Amerikoje buvau kaip tik šią vasarą, tai yra absoliutiškai kiti prioritetai, visiškai kiti tikslai. Nėra svarbi taip etika, yra svarbu būti konkurencingiam, svarbu remti startuolius, svarbu daug investicijų pritraukti ir pirmauti, būti lyderė AI srityje. Tai yra visai kiti tikslai negu Europoje. Ir štai nuvažiuoju į Amsterdamą ir visuose stenduose eina standartai, etiškas, skaidrus dirbtinis intelektas, kaip pasitikrinti savo sistemą, kad joje duomenys yra korektiški, kad nėra, visi klausimai su privatumu, šališkumu, skaidrumu, atsakomybė už priimtus sprendimus yra vien realiai tokie. Tai mes kaip visą laiką Europą esame tie žalieji, tie tvarūs, etiški ir čia yra labai gerai. Tai užtikrinti, manau, kad tas aktas, kuris jau įsigalios neužilgo ir mes privalėsime jo laikytis, yra jau paskelbtas, kalbu apie Europos dirbtinio intelekto aktą, tai visos šalis turės laikytis jo ir mes turėsime vertinti tas sistemas. Tai
šioje vietoje, kur anksčiau mes turėjome tik rekomendacijas, dirbtinio intelekto etikos rekomendacijų, buvo UNESCO ir visų kitų. Tai rekomendacijos ir lieka rekomendacijom. O va štai, kai jau bus teisinė bazė, jau mes turėsime laikytis iš tikrųjų ir bus ir nuobaudos, ir mes privalėsime registruoti sistemas. Tai štai čia manau, kad jau šiek tiek atsiras didesnis užtikrintumas, kad vis tik mes tikrinam, ar yra etiški sprendimai ir ar jie yra korektiški. Atvažiavęs į Europą, Jungtinių valstijų viceprezidentas deda iš šuns dienas ir dirbtinio intelekto aktai, ir europinė politika ir sako, kad tai stabdo vystymosi, inovacijas ir ką jūs iš vis darot, kodėl jūs neleidžiat Amerikos kompanijom vystytis. Tai kokia jūsų nuomonė apie tai, nes ar neprivers tie didieji, kurie šiandien licenzijas daugiausiai tai turi Amerikos kompanijos, ar neprivers pakeistą nuomonę? Taip, yra čia labai slidi riba, aš laiką tą patį sakau, reguliuoti yra gerai, bet tas reguliavimas neturi stabdyti inovacijų. Jeigu mes užsireguliuosime, taip yra tas požiūris ir yra tikrai ir iš Amerikos, ir iš tos pačios Kinijos, užsireguliuokite save, o mes sieksime inovacijų šitoje srityje. Tai vat, kad taip nebūtų, mes turime labai aiškiai tarp visų šalių susitarti, kaip mes tą darysime patikrą, kas bus notifikuojanti institucija, kaip mes sertifikuosim. Taip, mes labiausiai orientuojamės į aukštos rizikos, ketvirtos rizikos sistemas, kurios dirba su bio parametrais. Tai reiškia, mes ne visas turime. Tai yra išimtis. Švietimas, moksle ir saugumo srityje yra išimtis. Tai mes labai tikimės, kad kiekvienoje šalyje bus labai greitas sertifikavimas, patikra tokių sistemų, kad būtent mes nestabdytume inovacijų, kol pati įmonė startuolis lauks, kol mes patikrinsim, ar ten viską korektiškai daro. Tai mes labai norime būti aktyvus kaip dirbtinio intelekto centras, tas visos Lietuvos AI ekosistemos dalis ir norime prisidėti, kad nestabdytume tas pažangos, o padėtume ir testuoti, ir verifikuoti, ir sertifikuoti, jeigu reikia tas sistemas, kurios bus kuriamos Lietuvoje. Na ir kokie didžiausi mitai apie dirbtinį intelektą, kuriuos girdėjote gal viešoje erdvėje? Nepaslaptis, kad mūsų visuomenė kartais keistais dalykais tiki. Matyt, ne tik mūsų, čia aplamai vyresnio galbūt amžiaus žmonės irgi turi tam tikrų įsitikinimų, bet toks pagrindinis, ką aš pastebiu, tai kad ChatGPT yra labai išmanus ir šneka net vardus duoda, aš su ją šneku ir taip jinai įdomi ir mano emocija pagauna ir visą kitą ir ten tokių įdomių prisiklausau teorijų, lyg šnekėtų apie kažkokį gyvą žmogų. Tai norėtųsi pasakyti, kad tas pats ChatGPT čia nėra visai čia tokia naujovė, jau 70-metyje buvo tokios programos kaip Eliza, jau bandė daryti tokius į pokalbius panašius kažkokius asistentus ir pati sistema, jinai gal nėra tiek išmani, tiesiog tai yra, bet kuriuo atveju, kad ir labai sudėtingas, tai yra algoritmas. Tai yra daug tekstų, sugeneruoti tekstai ir ten tas emocingumas ar ypatingai kažkoks intelektas ir dar, kai sako, didesnis negu žmogaus, tai gal taip nereikėtų sakyti. Manau, kad šitas vienas iš mitų ir be abejo dėl kūrybiškumo atėmimo, dėl žmonių darbų, kad atims visus darbus, tai taip nebus, tikrai bus automatizuota dalis darbų, robotizacija bus pramonės sektorė, bet kad visus darbus atims, tai netiesa, atsiras iš principo netgi naujų pozicijų, tai reikėtų ir tai žiūrėti. Tiesiog mes transformuosime vienas pozicijas iš kitų ir bus reikalingas perkvalifikavimas tik žmonių. Ir žiūrint iš šios dienos perspektyvos visai pabaigai, kokias patartumėt kompetencijas ugdyti ypatingai jaunam žmogui? Aš manau, kad vis tiek lieka pirmoje vietoje kritinis mąstymas, kūrybinis mąstymas, ta visa analitika. Šitos minkštosios savybės yra įvardintos ir europiniuose, pasauliniuose tyrimuose ir dirbtinis intelektas arba duomenų analitika papuola tą 10-tuką, bet nebūtinai pirmose pozicijose. Daug kur netgi yra 7-oj pozicijoje kaip dirbtinio intelekto išmanymas. Aš manau, kad reikėtų domėtis technologijom ir gebėti jas taikyti efektyviai. Visko visada neišmokstam, tiesiog reikėtų pagal savo darbo profilį pasižiūrėti, kas labiausiai tinkama, kad eiti tiesiog koja kojant su tom technologijom ir žinoti, kokie įrankiai mano darbe, žinočiau, kad yra reikalingi ir aš juos turiu
įvaldyti ir su jais mokėti dirbti. Ir tiek iš tikrųjų. Ir to užtenka, kad efektyviai dirbti, o visa kita vis tiek žmogaus kūrybiškumo ir žmogaus indėlio nepakeis. Mokosi iš mūsų, tarp kitko, duomenų. Na, netoks tas vilkas baisus. Taip, manau, kad taip. Ačiū labai. Tai štai toks mūsų pokalbis. Tikiuosi neprailgo. Tęsiant šią įdomią temą, gilinsimės į dirbtinio intelekto įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui ir visuomeniai plačiaja prasme. Nagrinėsime ne tik technologinės naujovės, bet ir etinės dilemas, su kuriomis susidurėme šiame sparčiai besivystančiame skaitmeninėme amžiuje. Kviečiame jūs kartu su mumis leistis į šią pažintinę kelionę, kurioje atsakysime į daugelį klausimų. Tai ir kaip dirbtinis intelektas keičia darbo rinką, kokias naujas galimybes jis atveria verslui ir švietimui, kaip jis taikomas Panevėžio krašte, na ir be abejo, kokias grėsmės gali kilti neapgalvotai diegiant šias technologijas. Tikimės, kad šis tinklalaidžių ciklas bus naudingas tiek technologijų entuziastams, tiek tiems, kurie tik pradeda domėtis dirbtinio intelekto tema. Primenu, kad šį laidų ciklą dalinai finansuoja Medijų rėmimo fondas. Na, o aš kviečiu aktyviai dalyvauti, siųsti klausimus ir pasiūlymus būsimoms laidoms. Šiandien tiek, iki kito karto.